Labas vakaras visiems ir renkamės mūsų webinarui, kuris vadinasi Pėdsakai. Šiandien pakalbėsime apie pėdsakus. Laukiu jūsų prisijungiant ir bus labai, manau, stipriai inspiruojantis vakaras. Sveiki, sveiki, jau matau pirmosius veidelius. Valio, vadinasi, veiksmas vyksta. Jungiuosi pasižiūrėti, jeigu kad arčiau matyčiau jūs. Labas vakaras, brangieji. Atrodo, visai neseniai matėmės ir štai mes vėl kartu. Valio. Valio, valio, labas vakarėlis. Šiandien pasivaikščiosim į pėdsakus, aš pakeičiu truputėlį savo dislokaciją, atsisėdau ant sofkutės, įsitaisiau patogiau. Sekmadienį, sakau, šį kartą atsisėsim minkštai. Atsisėsim minkštai. Sveiki, laukiu prisijungiant. Kaip laikotės, kaip po kovo 8-osios. Čia gaunasi, čia biškį kompą per daug aukštai ir čia kompiuterį priešai save pasidėjau, kad matyčiau jūs. Kaip laikotės, labas vakars, Lilija, labas vakars. Rytoj išeiginė, tai turbūt biškį atitraukimas didesnis ant laisvadienių išvarę. Išvarę chebros, ne? Gerai, nelauksim ilgai, stosim prie reikalų. Eisim prie reikalų, eisim prie temos, kuri vadinasi pėdsakas, pėdsakai. Taip. Taip. Gerai, važiuojam. Užteks įžangų laukimų. Einam prie reikalo. Einam prie reikalo, kuris vadinasi, ko mes čia atėjom. Dėl ko mes čia atėjom iš viso į tą žemę, kaip atrodo ta mūsų kelionė ir kokį pėdsaką mes paliekame, būtent pėdsaką. Žinot, kas inspiravo šitą webinarą, būtent šitą temą? Paveiksliukas. Paveiksliukas, piešinėlis, kaip gyvūnai, skirtingi gyvūnai palieka pėdsakus. Čia katytė, čia pelytė, čia zuikis, čia šuo, čia taip toliau, žodžiu, visokiausių ten meška ir kas nori. Visi palieka savo pėdsakus, jie visi skirtingi. Visi skirtingi. Skirtingas gyvūnas, skirtingi pėdsakai, ne? Ir paskutinis buvo žmogus, kuris taip nemaloniai buvo, taip sakant, apibūdintas, kad pėdsakas yra šiukšlynas paskui einantis, žodžiu, keliauja per mišką ir lieka, kas lieka paskui jį, negražus pėdsakas. Ir vat kažkaip pradėjau galvoti iš principo apie pėdsaką, kokį mes pėdsaką paliekam. Galima sakyti, kažkur tai yra šiukšlės, o kažkur tai yra šiukšlės žodžiai, šiukšlės elgesys, kas lieka žmonių širdyse po to, kai mes praeinam. Ir panašiai. Iš tiesų mes paliekam pėdsaką bet kuriuo atveju. Gerą ar blogą, gilų ar šiaip tokį prašliaužiai paviršiumi, vis tiek liko pėdsakas tam tikras. Žinot, kai mes gydomės gyvenimo balanso kurse ir ne tik tai, mes dažnai gydome pėdsakus, va tos sąlyčius iš seniau, iš kitų gyvenimų, ar iš šito paties gyvenimo, iš vaikystės, tos sąlyčius, pėdsakus, ar ne, kokius pėdsakus palieka namai,
tėvai, draugai, mokyklos, santykiai. Mes nuolatos esame tam tikram sąlytyje, tam tikram susilietime ir po kiekvieno to susilietimo, po kažkokios tai bendrystės, po kažkokio tai laikotarpio lieka pėdsakai ant mūsų ir mūsų kažkur tai. Mes visi esam persipynę, visi įtakojame vieni kitus, vieni mus įtakoja, kitus mes įtakojam, viskas bet kuriuo atveju vyksta. Galima paskambinti ir išsipasakoti, kaip viskas blogai ir kaip, žodžiu, ir tai bus pėdsakas, reiškia, tu šiukšlės išvertei kažkam tai į galvą, kitą kartą galima į širdį priversti šiukšlių, žodžiu, pėdsakai jie lieka, vartyk tu kaip nori. Mūsų gentis paliko pėdsaką mumyse, ta prasme, kas buvo mūsų gentis, ir dirbant su genties lygmeniu, labai dažna istorija, kai ten susiduri su kivirčais, neapykantomis, karai, kovos dėl kokių nors ten turtų, ar dar ko nors, pikti palinkėjimai tokie, kuriuos, reiškia, visai nesinorėtų nešiotis ir net nežinai, kad jie buvo dažnai, jie ten jau kelintoj kartoj. Ir visa tai vyksta. Visa tai vyksta ir vyksta. Ir mes visą tai parsinešam, gaunam. Ir gyvenam su tuo. Ta prasme, mes turim tai kaip įspaudus mūsų genties. Ar nieko su tuo negalima padaryti? Galima. Ir darome. Tam ir vėl yra mūsų gyvenimo balanso kursas ir ne tik, kur mes gydomės būtent tos palikimus, kas ateina iš genties. Ir tiek daug tų pėdsakų iš tikrųjų, kad juos visus išmėžti, tikrai yra kas veikti. Tikrai yra kas veikti. Bet svarbiausia, dabar mes pasižiūrėsim ne tai, kad kas yra palikta, bet ką mes paliekame. Kas yra palikta, mes jau valomės. Minutėlę. Mes tą jau tvarkomės, gydomės, čia mūsų atsakomybė sutvarkyti, kalties užmesti ant kitų nereikia, mes galim sakyti, va, jie kalti, gentis kalta, tėvai kalti, mokytojai kalti, jie paliko tokius pėdsakus ir dėl to aš toks pėdsakiuotas vaikščioju. Bet ne apie tai kalba, bet apie tai, kad mes turime susitvarkyti su tuo ir žiūrėti, kokį pėdsaką mes paliekame. Mūsų pėdsakas kitų žmonių širdyse, mūsų pėdsakas šitoj žemėje, koks jis turėtų būti. Kiekvienas jis individualus. Reikia suvokti šitą. Nereikia kopijuoti. Kieno pėdomis eini? Ar dedi savo pėdas ir tavo pėdsakas, ar kažkur sekioji ką nors. Yra iki laiko momentai, kai mes sekame kažką tai, vardan to, kad išmokti eiti, bet kaip vaikas, ar neįsikabina į ranką ir eini. Tu dar neturi savo kelio, tu dar nežinai, kur tau reikia eiti. Tu tiesiog žengi žingsnius šalia įsikabinės kažko tai, taikai kažkur į pėdą, kur tvirta, tu žinai, kad ten tvirtuma, kai per pelkę einant, ar ne, reikia žinot, kur padėti koją. Ir kai yra priešais tave, kuris praveda per tą pelkę, tu gali praeiti šitą atstumą ir saugiai praeiti, jeigu tu nežinai, kaip tai daryti. Yra tam vedliai, kurie praveda ir tai yra gerai. Bet iš kitos pusės mes kiekvienas einame savo kelią. Bet kuriuo atveju, net ir į tą pelkyno prakirtimą mes irgi praeiname savo kojomis. Mes dėl to, kad mes ten turėjom praeiti. Kažkas turėjo, kažkas neturėjo. Tiesiog taip yra. Vieniem reikėjo ten būti, kitiem nereikėjo ten būti. Bet mes praeiname savo kelią. Jeigu tai yra mūsų kelias, viskas tvarkoj. Bet jeigu mes visą laiką tik tai kažką norime, kažkur tai, kažkieno tai pėdomis ir galvojam, kad va, pas tą pėdos tai gražios, aš jo pėdsakais pasivaikščiosiu. Net kai eini sniegu, labai įdomu rasti senus pėdsakus ir žengiuoji ir galvoji, kas čia per žmogus praėjo.
Bet per gyvenimą einant mes taip toli nenueisim, jeigu žygiuosim svetimais pėdsakais, jeigu nežengsime savo kelio. Kas yra mūsų kelias? Kur yra mūsų kelias? Mūsų kelias yra tai, ką pasirinko mūsų siela, dėl ko ji atėjo į šitą gyvenimą. Vat šitam etapui į žemę atėjo siela, jos pasirinkimas, dėl ko jie atėjo į šitą laiką. Ką jinai atėjo padaryti, kokį pėdsaką palikti, ką išmokti, ką išsigydyti, kad toliau nenešti blogų pėdsakų, kada mes paliekame kitiem blogą pėdsaką. Tu gavai smūgį, perduodi į kitam. Mane sunervavo, trenkiau kitam. Tai aš kaip sakau, pareina ten vienas iš darbo prisinervavęs, neteškė, žodžiu, kažkam išsipasakojo, tas sekančiam, paskutinis ten katė iš eilės, žodžiu, kas buvo, įspirta kažkam tai, žodžiu, paskutinis, kuris silpniausias lieka iškrovai. Bet, va šitaip tai eina, nes tie pėdsakai, neskanus, negražus, bet dėl to, kad neišgydytos sielos, neišgydyti gyvenimai, neišgydytas vidus, kažkur nukentėjęs trenkia sekančiam, kažkur nukentėjęs vėl trenkia sekančiam ir taip eina virtinės tų pėdsakų, neskanių pėdsakų, skaudžių pėdsakų. Bet mes atėjome išsigydyti šitos senus pėdsakus, tam, kad toliau mes paliktume meilės įrašus, meilės pėdsaką. Mūsų siela atėjo padaryti tam tikrą darbą. Ir koks jis bebūtų, kas bebūtų daroma, ar tu siūsi, ar tu kirpsi, ar tu statysi, ar tu griausi, koks bebūtų tas užsiėmimas tavo kelyje, kad viskas daroma meilėje. Viskas daroma meilėje. Meilės pėdsakas. Tu gamini valgyti meilėje. Ir ką tai padaro? Neša kitam tą impulsą, tą pėdsaką. Būtent meilės pėdsaką. Nesvarbu savo, kas yra daroma. Nereikia nieko kito kopijuoti, ką aš turiu daryti. Kiekvienas turim jausti, pagauti šitą momentą. Ką aš turiu daryti dabar. Tai nereiškia, kad tas, kas buvo vakar, bet mes sekimą savo keliu. Pėdsakas tai yra, kad kada jis atsiranda pėdsakas, kai žengiami žingsniai, jis neatsiranda šiaip savo. Stoviu vietoj ir pėdsakas. Tai jau ne pėdsakas, tai jau duobė. Tas momentas jau yra duobė. Išstovėjau, duobė vadinasi. Pėdsakas. Ką darei? Stovėjau. Metus, 2, 10, pastatė ten, kai 18 buvau ir stoviu. Ne taip turi vykti. Ne taip. Mes turim žengti žingsnius, mes turim eiti, keistis, augti visą gyvenimą. Nėra tos ribos, kur pasakyta viskas. Daugiau daryti nieko nereikia. O, tau jau tiek metų, viskas, atleidžiam tave į pensiją. Daugiau augimo nebereikia. Viskas, laisvas. Nėra tokio. Nėra. Augimas, keita, vystymasis, jis iki paskutinio atokvėpio. Jeigu mes eisime tokiu būdu, žengsime tuos žingsnius, palikdami už savęs meilės pėdsakus, mums nebus jokių senatvinių ten nesąmonių, marazmų. Nebus tokių. Visi tie dalykai vyksta tada, kai širdis neišgydyta ir visa ta sankaupa to viso jau išlenda į paviršių. Tik dėl to. Ir dėl to, kad žmogus nebeauga, žmogus nebekinta, žmogus nebesivysto, naujovė neteina, sena nepalikta, nauja neteina. Pėdsakas yra žengimas į priekį. Tai reiškia, kad sena jau palikta. Ir einu naują žingsnį dengiu ir žengiu ir taip einu. Jeigu mes nepaliekam seno, nauja ateiti negali. Žmonės dažnai taip prisivirina prie savo to, ką dabar yra, kad jeigu prapuls, tai tada viskas numirsiu, nebebus manęs. Taip ir įvyksta. Dėl to, kad nepaleista sena, nusitempia paskui save. Sena turi eiti į dugną, viskas baigėsi. Sena traukia atgal.
Mes turim palikti kažką, kas vakar dieną palikti vakar dienai. Ir žiūrėti į priekį. Kas aš šiandien? Ką aš šiandien turiu daryti? Kur aš einu? Ar aš darau tai su meile? Jeigu man kažkokie svoriai trukdo, aš juos turiu nusimesti, einu toliau. Vystymasis nuolatinis. Jeigu neaišku iš viso aš apie ką kalbu, kas esate gyvenimo balanso kurse ar kituose mano kursuose, jūs žinote apie ką aš kalbu, kaip mes išsikraunam, išsivalom ir einam toliau. Jeigu jums neaišku, ką aš kalbu, ateikite į kursus ir sužinosite kaip. Tai prasme, jeigu kaip padaryti, mes tai darome meditacijų būdu. Būtent tas nusiėmimas visų tų krovinių, apkrovų, seno viso šlamšto, skausmų, pykčių, baimių, žodžiu, visa kas yra sena, tai yra sena. Tai ne nauja, tai sena. Ir kol mes visą tą velkam, įsivaizduokit, koks eina pėdsakas paskui mus. Va tu eini aplipęs visokių šlamštų ir va zuikis nustraksėjo ten kelios pėdutės ir švarus takas. O paskui tave tokia šliužinys eina. Tu eini klimstantis iki kelių, nes sunku, naštos ant pečių, kaip visą tą pavilkti, piktas, nelaimingas ir velki paskui save visas tas nešulius, kas padaro jau šliužinį jau tokį, jau ten jau pėdsakas toksai ir dar byra į kraštus. Tu prasme, nuo tavęs dar nubyra, negali nenubyrėti. Jeigu tu piktas, nelaimingas, ten žodžių, viskas kažkam tai dar kliūna. Kas arčiausiai tavęs eina, ten kažkur atsidūrė, gavo purslų. Gavo purslų nuo tavęs. Taip kad va šitas momentas, kai tu esi laisvas viduje, išsivalyti mums savo vidų yra kritiškai svarbu, labai svarbu. Nes tik išvalytas vidus, mes dabar čia diskusija vyko vakar, jei neklystu, gyvenimo balanso čiate, kaip ten su ta meilė besąlyginė, kaip ten su ta meilė, kažkas myli besąlygiškas, nemyli besąlygiškai, tai kaip ten tas mylėti besąlygiškai, aš tai nemyliu besąlygiškai ir taip toliau. Tai prasme, visos sąlygos yra žaizdose, baimėse, kaltinimuose, o čia visos sąlygos. Mes išmokyti sąlyginės meilės nuo pat vaikystės. Ir kaip tu gali besąlygiškai mylėti, neišsigydęs tos vaikystės. Neišeina. Turi būti išgydyta širdis ir ta besąlyginė meilė jinai ateina. Ir tai nėra joksai ten, čia tik tai Dievas gali besąlygiškai mylėti. Ne taip yra. Jeigu būtų tik Dievas gali besąlygiškai mylėti, tai mes čia iš viso bereikalingai užsiminėjame visų to, ko užsiminėjame. Visiškai prasmės tada nėra. Mes esame visą laiką sąlyginiai. Viskam. Iki laiko taip mes esame, bet jeigu mes augame, valomės, gydomės, įeiti iš tą besąlyginės meilės santykį nėra taip neįmanoma. Kartais taip sureikšminami tie dalykai, jau ten, gurų, jau jis tai ten jau danguje. Žinot, lengva būti gurų, kai tu sėdi ant viršūnės kalno ar ten miške po ąžuolu ir tu ten toks gurų, besąlygiškai myli žemę, besąlygiškai myli medį ir tau labai faina. Ta prasme, realiai tai yra labai lengva užduotis, pati lengviausia, ką galima sugalvoti, išeik į mišką ir tikrai kiekvienas mes besąlygiškai galim pamylėti ten viską, kas yra, atsistoja prie pušies, ta prasme, lengvai. Tai nėra sudėtinga, bet kur mes išmokti turim besąlyginę meilę, kas tai yra ir kaip jinai jaučiasi, tai santykiuose, ten, kur mes esam. Ten, kur mes esam. Ir besąlyginė meilė nėra seiliojimasis ir visus myliu ir visiems viską atiduodu. Irgi ne apie tai. Irgi ne apie tai. Besąlyginė meilė tai yra matymas didelio paveikslo. Matymas didelio paveikslo. Tu matai, kai aš sakau, dar kas yra už scenos. Tu ne tik tai tą sceną, kurią tau piešia, kurią tau rodo čia spektaklį vaidina, bet tu matai ir už jo, kas vyksta užnugaryje. Tau tada lengva viską suprast, priimti, žinot, kas čia darosi. Ir tau nereikia didelių pastangų nuryti, kaip nors susitaikyti. Tau ne tokia kova. Kai mes nuryjam, susitaikom, prisitaikom, čia jau ne apie tai. Čia ne apie meilę.
Nes dažnai žmonės galvoja, kad jeigu besąlygiškai mylėti, tai su viskuo sutikti, visiems linksėti galvą ir visus mylėti. Ta prasme, viskam būti, leisti būti. Ne, besąlyginė meilė taip pat sako ir žodį ne. Besąlyginiai meiliai gyvenant protas niekur, ta prasme, sveikas, kaip aš sakau, sveikas protas, jis niekur neatšauktas, jis išlieka. Matymas paveikslo, jis išlieka, suvokimas, jis išlieka. Ta prasme, tai yra visa sistema. Tai nėra, kad tik tai pasiseiliojimas, kaip aš tave myliu. Tai yra suvokimas esmės, kas vyksta. Tau kalė į galvą, su kažkas paleido kėslėlę. Ir tu žinai, kodėl jis tai padarė, kas už to stovi. Ir tu netapatini, tu pasakai tam žmogui, ne, šito aš neleisiu būti ir viskas. Jeigu tai yra, jis, galima taip pasakyti. Jeigu kitu atveju galima matyti, žiūrint kas per situaciją. Ta prasme, mes suvokiame esmę, kodėl tai įvyko. Iš kur tai atėjo. Ir kada pasakyti vienaip ne, kada pasakyti kitaip ne, kada išgydyti situaciją. Kiekviena situacija yra skirtinga, bet mes matydami tą visą didelį paveikslą, mums nėra sunku būti besąlyginiai meiliai. Tai nėra sunku. Tai yra natūrali būsena, kurioje mes visi turėtumėm gyventi. Natūraliai. Prasme, į tai mes ateiname, visi. Arba kas neis, tai neis, čia jau tiesiog laisva valia. Bet kai gyveni toj besąlyginiai meiliai, tas pėdsakas jau visiškai kito kvapo, visiškai kitas vaizdas už tavęs lieka. Visiškai kitas vaizdas. Iš tavęs nebetrykšta tos šiukšlės ir nešiukšlina kitų. Neteršia aplinkui erdvės. Kaip mes teršiame, kaip būna, dažnai tie empatiški žmonės sako, aš negaliu būti minioje, aš negaliu būti ten, negaliu ten. Kodėl? Kas mums empatiškiams žmonėms trukdo būti minioje? Mums niekas nieko nesako, niekas ten tavęs nepuola, ar ne, per galvą nedaužo, tu tiesiog eini per minę ir tau blogai. Kodėl? Todėl, kad ten daug šiukšlių. Labai, labai daug šiukšlių. Žmonės gyvena tam tikrose, kiekvieną savo chaose. Ir kiekvieno to chaosą, kai jauti, yra labai sunku. Nežinai, ką daryti, kaip čia dabar praeit per tą minę, nes man blogai. O blogai nuo to triukšmo, nuo to dvasinio, vatovo, energetinio triukšmo. Jis tave atakuoja. Bet jeigu tu ateini į, sakysim, kažkokią tai erdvę žmonių, kur visi yra besąlyginiai meiliai, kurie visi atsipūtę, niekas nieko neteisia, niekas ten nieko nepyksta, tiesiog, kad gyvenimas vyksta normaliai, be jokios kažkokios ten ypatingos dramos. Tiesiog. Ir tai nėra nuobodus gyvenimas. Kažkodėl pasakiau šitą ir kažkam pasirodys, kad jeigu jau visi meilėje, tai viskas, taip, ten nieko nevyksta. Ta prasme, vyksta gyvenimas, jis toliau vyksta, jis yra, tik tai jis yra taikoj, vidiniai ramybei, vidiniai harmonijoje, tau kaifas, draivas visame kame, ką tu darai. Ir nesvarbu, ką tu darai. Ir atėjai į tokią grupę žmonių, nebus problemos empatiškam žmogui, nes jisai jaus tą pačią harmoniją, ta prasme, viskas tvarkoj. Mes suvibruojam viena banga tada. Jeigu imti tą bangą, ar ne, visi toj pačioj bangoj ir visiems smagu, visiems gerai, niekas nesipjauna, bet jeigu tu ateini ten, kur didžiulis ten persimušimas šitas bangų ir tu įeini ir tau pradeda visą tai, tave išmušinėti, tavo bangą laužyti, tau pasidaro blogai. Dėl to. Tai tas pėdsakas ir gaunasi, kad ne tik tai, ką mes išreiškėme, bet su kokiu lauku mes judame, kas aplink mus vyksta. Mes galvojam, kad gražiai apsirengiau, skrybelaitė ant galvos ir fitimyti, viskas tvarko ir niekas manęs, ir čia viskas gerai. Kaukę užsidėjau, nieks nieko nežino. Laukas jisai jau, yra toks, koks yra. Jeigu ten neišgydyta viduj ir eina tas chaosas aplinkui. Tavo baimės, pykčiai, neapykantos, susikivirčimai, su savim susipykimas ar dar kas nors. Visas tas laukas ir vaikščioja visur. Ir susirenka daug tokių laukų į vieną vietą. Ir jeigu visi su gerom kaukėm, jie atlaiko vieni kitų ir visai taip neblogai gali ir susibendrauti. Bet jeigu įeina žmogus, kuris yra tas jautrus,
jam pasidaro blogai. Žiūri, nu viskas gražu, gal su mano galva blogai, sako, nu visi tokie gražus, visi tokie malonūs, visi šypsosi, o man blogai. Todėl, kad jis mato, ką mato akimis, tai kaukės, o laukai tie, kurie debesėliai, taip sakant, aplinkui, jie yra kokie yra. Ir tu jų to neapgausi, savo vidaus neapgausi. Taip tai veikia. Ir to tas, ką mes nešamės su savimi, bet kaip aš sakau, mes žengiame tos žingsnius, ką mes nešame su savimi, kas yra mūsų šitas krovinys, ar ne, toks mūsų pėdsakas. Va, toks mūsų ir pėdsakas. Ir jeigu tai yra meilės kalba aplink, ar ne, tu skleidi šitą bangą, tu palieki tokį pėdsaką. Įva. Kaip jums skamba visą tai? Ar aiškiai aš čia išsireiškinėju, ar nelabai? Apie tos pėdsakus. Ką? Aš pasižiūrėjus buvau kažkokius tai rakursus šitoj temoje. Kaip jums jaučiasi, ką? Žinau, kad mes čia biškį atsiliekam. Jūs, kol ateina jūsų žinutė iki manęs. Ar aš nematau, ar jūs nieko nerašot? Labai aiškiai ir suprantamai ačiū. Ačiū, Laura. Ai va, čia jau atėjo žinutė. Pirma telefonė atsiranda, paskui kompiuterį atsiranda, čia viskas skirtingų laikų. Puiku. Tai, nu va, tą aš norėjau kažkaip tai va išryškinti momentą, kad mes suvoktumėm, kad nėra nieko, kaip pasakyti, kad viskas yra svarbu. Iš tiesų, viskas yra svarbu, ką mes darom, kur mes esam, kokią mes nešam nuotaiką, ką mes, nu, kas su mumis keliauja per mūsų gyvenimą, koks pėdsakas lieka. Ir jis lieka visur ir visada. Ką mes visur, va, tu atėjai į parduotuvę, priėjai prie kasos, kasininkė pervargosi, jai viskas užkniso, namuose ten chaosas, blogai. Ir tu gali, va, yra pasirinkimas. Gali jos pėdsaką prisimti savo, susinervinti ir išeiti, žodžiu, koks viskas šūdas. Ir kitas variantas, tu gali jai pasiųsti savo bangą ir jos chaosui įnešti ramybės, įnešti tokį, nu, šviesuliuką, jai numesti tą žvaigždutę, tą ženklelį savo kažkokį, tai ženklą kažkokį savo, tą dulkę savo, tas meilės pasiūsti. Ir jai taps geriau. Prasme, vėl, kas kam paliks tą, kai tu esi sąmoningas, yra galimybė pakeisti. Mes dažnai užsimirštame kažkokioje situacijoje, mums kala ir mes galvojam, o čia man pėdsaką paliko tokį, fui, kokie jūs blogiečiai. Mes pamirštame, kad mes turim galę savo pėdsaką palikti taip pat. Tokį atsaką duoti, kuris tam žmogui paliks, ar į tokį įspaudą, kad jisai galbūt susivoks, kažką išgirs, pamatys, supras, o galbūt ne. Bet tu nebeneši jo pėdsako. Vien dėl to, kad neatsakysi. Dažnai sukeliami pykčiai, konfliktai, tik tai tam, kad išsiprašyti energijos. Tik dėl to. Tiesiog kitur yra tokia, kaip čia pasakyti, toks įprotis kažkurioje tai vietoj, tiesiog va, šitaip elgtis su kažkuo, tai va, tiesiog va, visiems taip, taip. Ir kažkas ateina ir nepriima to neigiamo ir sako, ir aš tave myliu. Ir taip, kas tu, iš kur tu, kosmonautas. Yra kur natūralu, kad su visais fainai, su visais šypsos, su visais bendrauja, viskas, va, iš vienos pusės, va, kiekviena erdvė dar turi savo tą lauką, kažkokia, tai sakykime, restoranas ar ne vienas, nu,
Tiesiog man buvo taip irgi, įeinu labai labai fainas maistas, ta prasme, aš nevalgiau jo ten, bet tiesiog aš matau, kad, tokia valgyklinio tipo, tokia, nežinau, nepavadinkas, čia Bulgarijai, Varnai. Ir man taip fainai, man pasirodė ten taip jaukiai ir aš galvoju, aš tiesiog atsigersiu kavos, pasėdėti, ramiai, padirbėti ten kartu atsinešiau telefoną ten, žodžiu, kad padarysiu kažkokius tai darbus, galvoju, pasėdėsiu, išgersiu kavos. Ir porą pardavėjų, kurios ten, žodžiu, vienai susimokė, kita pagamina tą kavą, bet šiaip valgyklinis variantas iš principo, bet žmonių nebuvo, tai aš paprašiau ir su tokiu, kur tu ten sutrukdėjai jums visą gyvenimą, sugadinai vien dėl to, kad tu atėjai. Aš ten šypsausi, žiūriu, galvoju, kaip jums sunku turi būti visą dieną dirbti tokioje vietoje, žmonių ten tikrai daug būna ir aš nežinau, kas gamina tą maistą, aš tikiuosi, kad ten pas juos geresnė nuotaika negu pas jas, bet tas nemalonus, ir ten visą laiką taip, tiesiog tas toksai bum, bum. Kitur nueini priešingai, atrodo, tu ten gali ateiti susimūtinęs, ar nuotaika tau blogesnė, dar kažkas, tai kažkokios tai ten istorijos. Ir su tave taip nuoširdžiai ir švelniai ir maloniai priima, kad tu ištirpsti ir atrodo, fui ten, viskas smulkmena, kaip faina, viskasgi gerai. Ir tą įspaudą arba tau tam tikrą tą nuotaiką užmeta ir tu galvoji, tikrai, viskas gerai. Ir tau pakeičia tavo nuotaiką. Ir mes taip galim įtakoti aplink. Mes galim, ne tik galim, mes turim. Bet iš tų pėdsako nešimo, ar ne, kaip aš sakau, sielos kelias, tas ėjimas, tai čia yra turbūt tokia kasdieninė mūsų užduotis. Nešti tą meilę, nešti šviesą, kur beitum. Ir tai ne tai, kad apsimesti, davai užsidedam plasmasinę šypseną ir sakom, jo, gerai, viskas gerai, man gerai, tau gerai, čia ne apie tai kalba, bet kai tu viduj savo, iš tikrųjų, tau faina ir ta šypsena tikra ir tau rūpi, kas aplinkui tave yra ir tu matai, kad žmogus nusiminęs, pakėlė jam nuotaiką ir tau faina. Tai prasme, visiems faina pasidaro nuo to. Tai ta mūsų tokia, sakysim, užduotėlė kasdieninė to pėdsako palikimo, kokį pėdsaką. Taip kaip per tą mišką, tam paveikslėlį buvo, per mišką eina ir šiukšlės lieka, ar ne? Arba nelieka, arba tu jas surenki. Aš kažkada ir su pasakojus, galbūt neatsimenu, bet toks momentas buvo, dar Norvegijoje buvom. Šiaip, Norvegijoje nėra taip, kad ten jau visur bėgioja, nežinau, kad labai jau ten primėtyta daug šiukšlių, bet aišku, jų yra ir, tiesiog taip. Ir buvo laikas, kai mano sūnui buvo toksai atėjęs, užėjo, reikia rinkti šiukšles, reikia surinkti šiukšles, tai surgainam, reikia surinkti šiukšles. Ir mes atvažiavom prie ežero ir kaip ten gavosi, aš nežinau, ar ten kokie paukščiai nunešė kokį maišelį, ten tiesiog šiukšlių dėžės buvo perpildytos kažkur, žodžiu, taip gavosi, kad mums įeinant į tokį taką, matom, kad šiukšlių ten yra, tiesiog tos vienkartiniai kažkokie indai, dar kažkas pabirė, tiesiog taip koncentruočiau daugiau vienoje vietoje. Ir randam, bet mes nieko neturime, mes atėjom ne šiukšlių rinkti, mes atėjom pasivaikščioti po mišką. Ir šalia tų šiukšlių maišelis guli. Ir maišelis yra, duota viskas. Reikia surinkti šiukšles, maišelis, prašau. Ir mums tada tuo metu, aš atsimenu pasakojus kažkur tai, kad kur mes beitumėm, jeigu jūs tik nusprendžia rinkti, kad reikia surinkti šiukšles, atsirasdavo maišelis. Tiesiog mes jį gaudavom taip. Labai įdomiai, nes į kišenės nedėsi. Ir jisai tik pasakė, kad reikia surinkti šiukšles, keli žingsniai maišelis atsiranda. Tiesiog, taip. Ir ten mes radom tą maišelį prie pato miško ir paskui apėjo tą visą ratą, surinko visas, ten iš visų pakrampių, žodžiu, visas tačiau. Ir galima surinkti šiukšlės, palikti tokį pėdsaką, švarų pėdsaką, net jeigu jų yra, jie surinkti. Aš dabar kalbu apie fizinės, bet tas pats yra apie dvasinės, apie sielos, ar ne, mes galim nušviesti žmogas, mes galim, jeigu jau nieko nepriima, tu tiesiog mintimis jam pasiunti daug šviesos to meilės, šviesos ir meilės, kad tu suvoktum, kad tu suprastum, kad nėra taip, kaip tu matai, kad tu esi tamsoj, kad galima iš viso šito išeiti, tiesiog daug šviesos ir meilės. Ir tai jau bus pėdsakas, tai jau bus spindulys, dar vienas, susirinks pakankamai tų spindulių tam žmogui, jam nušvis taiga. Suvokimas ateis, jis pradės suprasti, ne tai, kad jam kažką įkišinėti, brukinėti, bet
kad jis pats suvoktų, kad jam atsivertų. Tai va, tokie pamąstymai. Tokie pamąstymai šiandien apie pėdsakus, o jeigu turit klausimų, aš žiūriu taip šiandien ramiai, nevaryšiu valandos, turbūt, tai jeigu turit kokių klausimėlių ar dar ką nors galit rašyti. Ir galim padiskutuoti, o jeigu ne, tai galiu palinkėti jums gražios dienos, rytoj pirmadienis, kovo 11 Lietuvoje išeiginė. Galbūt mes padarysim eterį dabartiniam aktualijoms, galbūt net kartu su Erika. Tiesa, kas nematėte, mūsų jau čia surinko daugiau, kas negirdėjot, kas nebuvot prisijungę kovo 7, kur mes kalbėjome su Erika, tiesiog pabendravimai buvo, pasikalbėjimai moteriškom temom, bet ten ne tik moteriškos. Žodžiu, būtinai pasiklausykit video, jis yra įkeltas į mano YouTube'ą. Jis ir Facebook'e dar tebėra, žodžiu, mūsų pasikalbėjimai su Erika dviese mes kalbamės labai faina tema, tiesiog vietoj radijo saukas. Įsijunkite ir tvarkantis namuose kažką veikiant, pasiklausykit mūsų bendrystės, tikrai bus jums daug ten, manau, įkvėpimų, nes atsiliepimai ir komentarai labai faini. Tikrai labai smagiai mes praleidom 2 valandas, dar turbūt virš 2 valandų gavosi. Dviese taip pat dvigubinau. Būtinai paklausykit, kas negirdėjot. Ir jo. Tai turbūt tiek. Jeigu nėra daugiau jokių klausimų, aš baigsiu. Kviečiu, kas klausysit YouTube, pasirašyti kanalą. Taip, eikite į YouTube pasiklausyti ir Erikos, yra atskiras YouTube, ir mano, žodžiu, atskiras YouTube, atskiras kanalas YouTube. Žodžiu, būtinai. Kas nematėt, negirdėjot, pirmą kartą išgirdote, YouTube yra labai daug medžiagos, labai daug. Pačių įvairiausių temų, ir apie ligas įrašinėjom su Erika, ir mano atskirų webinarų, žodžių, pilna visko. Ir būtinai maitinkite, stiprinkitės, pasinaudokit šitą galimybę, kad jinai yra, tiesiog pasinaudokite šitą medžiagą, nes keičia radikaliai dalykus. Suvokimo prasiplės, ypatingai kas liečia ligas, mes labai daug įrašinėjom dabar video. Ir tikrai galimybė šitą pėdsaką savo pasiimti ir prasiplėsti. Daug šviesos ir meilės visiems, matau jūsų padėkas, smagu. Ir turbūt atsisveikinsiu. Jeigu reikalinga kokia pagalba, išsigydymas, gyvenimo balanso kursas numeris 1, eikite į mano puslapį, pasižiūrėti indresada.lt arba tiesiai rašykit man, jeigu yra klausimų, norit kažkas tai jums ten dar neaišku, ar tą daryti, ar aną daryti, rašykit man asmeniškai. Susižiūrėsim. Gerai, atsisveikinu tada, sakau iki. Ir gražių pėdsakų visiems. Gražius palikime, gražius skleiskime ir iki kitų susimatymų. Iki.